Jo, vodkė tada kainavo 4 rublius, o alus, jeigu žigulinis, tik tai 33 kapeikas, va. Tu senas žopa, atsiprašom. Tai jeigu tau tai prie tarybų valdžios buvo gerai, tai kuliš tu jos sneginiai? Nu, tai gal dar Burokevičiui nunešk suchojų ar duonos žiauberę. Ir šiknai išlaižyk jam Burokevičiui. Nu, alus mėžinis, jeigu jo būdavo, jis 50 kapeikų su bonka. Tai jis šneka, bet dažniausiai nebūdavo jo. Vyrai, čiagi yra darbo birža. O darbo birža yra tas pats, kas bažnyčia. Todėl prašau gerbti vienas kito įsitikinimus. Aš jums noriu pasakyti, kad kaip kiekvienas žmogus yra Dievo kūrinys, taip kiekvienas bedarbis yra istorijos kūrinys. O kadangi aš ant jūsų visų čia pastatytas kaip koks piemuo, tai todėl aš labai norėčiau jums pasakyti, kad nei senimo, nei jaunimo aš skriausti jums neleisiu. Ar aišku? Ar norėjot kažką pasakyti? Nu, tu tak, norėjau. Ką tu norėjai pasakyti? Ką tu norėjai pasakyti, aš tavęs klausiu? Ką tu pastoviai nori pasakyti? Nu, tu tak. Ką tu nori pasakyti man? Ką tu nori man pasakyti? Tu nori man kažką pasakyti? Ar tu nori man kažką pasakyti? Piskit ją į galvą. Tai patylėk tada! Ką tu nori pasakyti? Žodžiu, toks darbas beveik akademinis. Vilniaus dailės akademijai reikia 2 pozuotojų. Darbas yra sunkus, alinantis.